aš esu Aistė ir čia yra mano mažas knygų pasaulis. Tai sveiki atvykę arba sveiki sugrįžę į mano kanalą. Čia aš dalinuosi apie knygas, tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurio aš noriu pasidalinti kartu su jumis, papasakoti jums savo įspūdžius apie perskaitytas knygas, dalintis rekomendacijomis, nerekomendacijomis, rodyti jums skaitimo vlogus ir tiesiog smagiai su jumis leisti laiką. Tai tikiuosi, kad patiks ir prisijungsi bei paspausi subscribe prenumeratos mygtuką, taip ne tik padėsi mano kanalai augti, bet ir nepraleisi ateinančių video. Nu, šiandien aš sugalvojau, kad padarysiu tokį savaitės skaitimo vlogą, bet tai nebus tik skaitimo vlogas, tai bus savaitė kartu su manim. Tai pamatysit ir daugiau šiek tiek mano gyvenimo ir kaip aš tiek studijuoju, tiek skaitau, tiesiog kaip derinu savo hobius prie savo darbo, kuris šiuo metu yra studijos. Tai toks įvairiapusiškas bus video ir skaitysiu trečią dalį Šešėlis naktyje, naujai perleistos Chris Carter knygų serijos knyga. Tai čia nereklama, čia tiesiog aš įsigijau ją už savo pinigus, nes kaupiu kolekciją Chris Carter knygų, nes man labai patinka šio autoriaus kūriniai. Roberto Hunterio detektyvai, nežinau kodėl perleistuose leidiniuose, tai yra Krucifiksas, Egzekutorius ir dabar trečioji dalis Šešėlis naktyje. Nežinau kodėl visur yra tas nenuklijuojamas lipdukas, kuris sako, čia yra trileris. Man tai čia nėra trileris, man čia yra detektyvai, labai tokie šabloniški detektyvai, nes žmogžudystė vyksta pačiuose pirmose knygos puslapiuose, kas yra vienas iš detektyvo žanro apibūdinančių tokių punktų. Ir pagrindinis mūsų veikėjas yra detektyvas Robertas Hunteris, tyrėjas, ir jis bando išsiaiškinti, kas yra žudikas ir tą žudiką pagauti. Tai Chris Carter rašo tokias gan atviras scenas ir gan išsamei ir šlykščiai aprašo visas tas žudimo scenas ir įvykio vietas, bet kažkodėl man, skaitant jo knygas, visiškai nekyla jokie blogi jausmai ir man labai patinka jo knygos, nes jos yra labai traukiančios. Bet kadangi tai yra knygų serija, tai dažniausiai jau turbūt pastebėjot, kad kai darau Chris Carter kažkokios tai knygos skaitimą, darau skaitimo vlogą ar skaitau kažkokią kitą knygą kartu, todėl kad labai daug kažko papasakoti negaliu, nes tai išduotų turinio detalės, o nelabai noriu pasakoti apie šias knygas būtent su turinio detalėm, kadangi nebebūtų įdomu skaityti. Bent jau mane tai ir žavi, kad atrodo kiekviena smulki detalė ji turi įtakos atskleisti, kas yra žudikas. Ir iš pirmų dviejų knygų kol kas negalėjau dar atspėti, kas tai yra per žmogus būtent nusikaltėlis tose knygose, tai tikiuosi, kad ir šita knyga bus tokia pati. Tai jau aukštai yra kartelė, tikiuosi, kad jie mane taip pat įtrauks ir bus įdomi. Bet paskaičius knygos nugarėlę, tai čia yra tokia viena detalė, kurią aš galiu jums paskaityti, kuri man šiek tiek sukėlė tokį kaip bus išplėtota ši tema klausimą. Į Los Andželo apygardos morgą atvežamas neatpažintos moters kūnas. Mirties priežastis neaiški. Nesimato jokių prievarto žymių, išskyrus tai, kad užsita intimi vieta. Bet patologą labiausiai pribloškė, kai jis pamato, kad žudikas kažką paliko moters viduje. Kažką tokio šiurpaus, kad Los Andželo policijos departamento žmogžudysčių skyriaus detektyvas Robertas Hunteris skubiai atšaukiamas nuo visų darbų imti šios bylos. Man šiek tiek priminė iškart būtent ta vieta, kad kažką žudikas paliko kūne žmogaus Avinėlių tylėjimą. Ir Avinėlių tylėjimas tai buvo ta knyga, kurios aš nebaigiau skaityti, bet filmas man be galo patiko. Tai man bus įdomu, jau labai intriguoja sužinoti, kaip Chris Carter sunarplios ir išnarplios tokią turinio liniją, kuri jau turi tokį maždaug atitikmenį bent jau mano galvoje, nežinau, gal tai išvis nebus susiję su tuo, apie ką aš galvoju. Tai labai nekantrauju skaityti šią knygą. Džiaugiuosi tuo, kad po šitos dalies, po Šešėlis naktyje, aš jau turiu 4, 5 ir 6 knygas, tik neturiu 7. Bet vis tiek galėsiu 3 po to iškart paskaityti, kas yra labai džiugu. Tai va, skaitysiu šią knygą, ką dar veiksim šiame video, tai aišku dabar yra mano studijos, tai
studijuosiu, mokysiuosi, taip pat laboratorijoje darbai vyksta gan intensyvus dabar, toks pats intensyviausias darbų metas, nes reikia visus darbus atlikti anksčiau, kad po to būtų galima juos analizuoti ilgesnį laiką ir nereiktų skubėti. Taip pat dar aišku, reikia šiek tiek ir poilsio bei pramogų, apart knygų, susitiksiu su drauge kažkada šią savaitę. Šiandien dar eisiu ir apsipirkti šiek tiek. Tai bus toks tiesiog gyvenimo vlogas, kartu skaitysim Šešėlis naktyje, pažiūrėsiu, kaip man greit pavyks šią knygą perskaityti, galbūt kažką dar pasiimsiu ir iš bibliotekos, nes daugiau neturiu čia atsivežus knygų, tiksliau turiu vieną knygą, bet jos nenoriu skaityti dabar, tai geriau pasiimsiu kažką iš bibliotekos. Tai va, baigiu savo pliurpalus ir eisiu skaityti knygutės. Pasidariau vietų arbatos, tai truputį toks poilsis, nes dabar iš tikrųjų vakaras yra. Galvojau pradėti filmuoti video pirmadienio rytą, šiandien yra pirmadienis man, kai filmuoju, bet ryte turėjau greit išbėgti paskaitas ir visą dieną tiesiog prasidėjau universitete, nes buvo paskaitos, darbas laboratorijai, tuomet paskaitos, dar buvo seminaras ir dabar tik grįžau namo, tai pailsėsiu ir po to eisim apsipirkti. Pažiūrėkit, kokį gražų jogurto dubenėlį pasidariau. Čia yra raudonasis greipfrutas, bet labai toks kitokios tekstūros negu visada. Įdomu iš tikrųjų, nes nusipirkau du ir vienas buvo labai toks sultingas, o šitas labai toks mėsingas ir palaikantis savo formą ir tų sulčių nebuvo daug, bet iš tikrųjų labai skanus ir saldus, tai nekantrauju pradėti valgyti šitą dubenėlį. Grįžau ką tik iš savo darbelio ir pradėjau skaityti vakar tą knygą ir vakare dar šiek tiek paskaičiau, bet nedaug man pavyko pasistumėti, tik tai 65 puslapius. Tai iš tikrųjų jau pamačiau, kas iš tikrųjų yra ten tuose kūnuose ir visiškai ne tai, ko aš tikėjausi ir mane dabar labai intriguoja, kaip išspręs taip įdomiai pasirinktą turinį, nes atrodo, kad yra padėtis be išeities, bet turbūt viskas paaiškės, kai atsiras daugiau įvyktų žmogžudysčių ir kai labiau pradės aiškėti būtent kodėl vyksta tie nusikaltimai, koks yra nusikaltėlio motyvas, tai tuomet ir paaiškės, kodėl būtent tokie dalykai buvo tose kūnuose. Tai tikrai intriguoja. Bet ką galiu pastebėti, skaitant trečią to paties autoriaus knygą, tai iš tikrųjų kaip jis geba įtraukti skaitytoją ir kaip išlaiko dėmesį, kadangi skyriai yra labai trumpi, gali būti 1 puslapio, 2, 3, kartais skyriai būna ilgesni šiek tiek, tačiau praktiškai kiekvienas jų baigėsi tokiais sakiniais kaip jis pamatė kažką, o dieve, ar atsisuko ir tada suprato, į ką žiūri, ar jam buvo parodyti popieriai ir tai, ką pamatė ten, nesitikėjo. Tai iš tikrųjų
labai iškart intriguoja pradėti skaityti kitą skyrių, o kągi iš tikrųjų pamatė. Tai todėl jau atpažįstu dabar Chris Carter šabloną, bet man jis labai patinka. Tikrai turiu gerą laiką su šia knyga, tai tikiuosi, kad šiandien pasistumėsiu daugiau, nes labai įdomu sužinoti, kur toliau vystysis turinys. Na, dabar, kol pailsėsiu šiek tiek, tai eisiu pažiūrėti serialą. Ir pabaigiau pirmą sezoną tokio serialą The Bear. Įkelsiu čia, kaip atrodo, man parekomendavo Instagrame šį serialą, aš net nežinojau, kad toks buvo, bet labai man patinka tai, kad jis yra apie virėjus ir apie maistą ir labai gražiai nufilmuotas ir labai įdomus. Ir mačiau, kad ir trečias sezonas yra išleistas. Tikiuosi, jūs negirdit, kaip grėžia. Tai dabar pradėsiu antrą sezoną. Tai tiek norėjau pasidalinti kol kas. Remontai čia vyksta, tai visada atrodo, kad tylu tik kol nepaimki kameros. Tik pradėjo kažką kalbėti ir iškart tai gręžia, tai kažką veža, tai lėktuvai skrenda, visada taip. Serialas The Bear iš tikrųjų yra ne tik apie kulinariją ir virėjus ir maisto gamybą, jis taip pat paliečia ir netekties tematiką, pokyčių tematiką. Labai stipriai iš tikrųjų kiekvienas veikėjas šiame seriale išgyvena tam tikrus pokyčius ir šis serialas tiesiog labai emociškai paliečia kiekvieną žiūrėtoją, tai labai rekomenduoju išbandyti. Antras sezonas man patiko daug labiau netgi negu pirmas sezonas. Pirmame sezone buvo toks gan didelis chaosas, kur nesupratau, kas vyksta ir kodėl vyksta, tiesiog buvo labai gražu ir įdomu. Na, o antras sezonas jau labiau supažindina su kiekvienu veikėju. Labas rytas, ketvirtadienis jau šiandien, pusę knygos dar tik perskaičiau, tikėjausi iš tikrųjų, kad jau būsiu baigus iki penktadienio tikrai, bet manau, kad nespėsiu. Vis dėlto ši knyga įdomi yra tuo, kad tuo pačiu metu ne tik Hunteris, pagrindinis detektyvas šios knygos, su savo partneriu Garcia tiria bylą, bet ir tuo pačiu metu vyksta kitos tyrėjos darbai. Ir jie kartu vienas kito nežino, nebendrauja ir mes matom tiesiog, kaip Hunteris bando išsiaiškinti, kas yra žudikas, tyriant vieną bylą ir tuomet kita tyrėja moteris bando išsiaiškinti taip pat, kas yra žudikas, tyriant visai kito žmogaus bylą, nors kaip jau mes galim suprasti, žudikas turbūt yra tas pats.
abiejų moterų. Ir dar atsiranda papildomi čia tokie įvykiai. Tai iš tikrųjų tikrai intriguojanti knyga tuo, kad abu tyrėjai žino skirtingus dalykus ir atrodo, jeigu jie kartu susivienytų, labai daug spragų išsipildytų ir galėtų viskas vykti greičiau, tačiau Hunteris nieko nežino apie kitus vykstančius tyrimus ir tie tyrėjai taip pat nieko nežino. Tai įdomu, tikrai įdomu, bet kol kas tai aš net neįsivaizduoju, kas yra žudikas ir dabar jau skaitant trečią knygą, po pirmų dviejų, kiekvieną naują veikėją, kai čia įtraukė, man iš karto kyla daug klausimų šią žmogų ir aš pradedu pati tyrinėti tą naują kažkokią tai veikėją. Ar jis galėtų būti žudikas? Norėčiau nuspėti, bet kol kas tai neturiu iš vis net menkiausiai įtarimų. Ir ar iš vis jau per pusę knygos buvo paminėta žudikas, tiesiog mes nieko apie jį dar nežinom. Tai įdomu. Šiandien daug tokių veiklų bus. Iš tikrųjų, tai eisiu iki bibliotekos. Reikia man nešti 2 knygas perskaitytas. Ir vis tiek noriu kažką pasiimti, kad ir dar nebaigiau Šešėlis naktyje ir net nežinau, ar šią savaitę spėsiu kažką naujo pradėti skaityti. Bet vis tiek norėčiau pasiimti kažką, galbūt rasiu kokių naujų knygų, galbūt kažką lietuvių autoriaus. Dažniausiai einu į biblioteką be tikslo būtent kažką pasiimti ir knygos pačios mane suranda. Dar šiandien atliksiu tokį tyrimą vienam savo studijų dalykui, reikia atlikti tokį nuotolinį tyrimą atminties, tai eisiu būtent į biblioteką, kadangi jis užtruks beveik valandą laiko. Na ir po to, aišku, dar lauks manęs susitikimas universitete, tuomet paskaitos ir tuomet darbas laboratorijai, tai tokia intensyvi diena. Šiandien yra lietinga taip pat diena, tai reikia nepamiršti dar ir skėtį pasiimti. Tai va, keliaujam kartu. Vakar gavau dovanų labai gražų skirtuką ir tokį lipduką, kurį, manau, reiks užsiklijuoti ant kokio nors skirtuko. Čia tikrai esu aš, tiesiog geros dienelės, skanios kavelės. Labai mili, ačiū savo nuostabiai draugiai. Ir va, vegetarė ir ribinį laiką man reikia grąžinti. Apie šias 3 knygas reikia dar video nufilmuoti kažkada šią savaitę, nes šias knygas taip pat reiks grąžinti. Ir ten yra ta vienintelė knyga, kuri yra mano atsivežta iš namų, bet aš jos dar neskaičiau ir kažkaip dabar jos nesinori skaityti. Ir čia dar Dinos knyga yra. O ten yra sąsiuvinis, į kurį rašausi viską apie knygas, visas mintis. Tai va, pasiimu šias ir einam dabar jau į biblioteką.
penktadienis po 9:15 vakaro ir aš tik ką tik grįžau iš universiteto, iš laboratorijos, norėjau pasidaryti daugiau darbelių ir juos pabaigti, tai man nepavyko dar jų pabaigti, bet todėl aš taip vėlai šiandien grįžau ir pasidariau arbatos ir tiesiog noriu pabaigti skaityti knygą šiandien vakare dar. Vakar aš pasistumėjau gan nemažai ir dabar esu 307 puslapyje, o ši knyga iš viso 371, tai praktiškai 70 puslapį liko, tai tikrai manau, kad šiandien dar pabaigsiu, bet 70 puslapį knygos liko ir iš tikrųjų dar mes nelabai suvedam galų. Aš jau turiu vieną mintį, kas yra nusikaltėlis, tačiau asmenybės negaliu pasakyti ir iš skaitytų asmenų nelabai dar galiu atpažinti, kas yra būtent tas žmogus, tačiau įtarimą turiu. Ir noriu dabar sužinoti, ar mano tas įtarimas pasitvirtins. Iš tikrųjų, ši istorija gan paini, kaip sakiau, tos dvi skirtingos žmogžudystės, tai iš tikrųjų čia jos 4 vyksta ir labai norėjau, kad kažkada susitiktų Hunteris su ta kita tyrėja ir jie kartu pasidalintų savo turimą informaciją, tai ir vyksta šioje knygoje. Ir labai įdomi yra dinamika tarp Hunterio ir Mayer, moters tos tyrėjos, kadangi jie abu yra tokie užkietėję tyrėjai, nori rodyti savo tiesą, nenori niekuo dalintis, nori atrodyti iš šalies kaip tokie bejausmiai užsidarė, kad apie juos niekas negali žinoti jokios tiesos ir vienas apie kitą jie bando išsiaiškinti tiek ir asmeninių kažkokių tai įvykių, tiek ir apie tą tyrimą. Jie iš pradžių net nenori dalintis vienas su kita apie tyrimą, kadangi informacija yra konfidenciali ir jie nepasitikė vienas kitu. Tai tokie gan priešiški santykiai, tačiau įdomus jie yra, nes atrodo, kad dinamika tarp jų galėtų išsivystyti į kažkokius tai labai gražius santykius, bet manau, jau žinant Hunterį iš 2 prieš tai skaitytų knygų, tai jis tikrai nenori asmeninių santykių, tai nemanau, kad kažkas tarp šių 2 žmonių vyks, bet manau, kad būtų labai gražus santykiai. Tai va, laukiu dabar sužinoti, kas iš tikrųjų yra žudikas. Ir kažkaip ši knyga, ji tokia ramiausia tų žmogžudysčių principų, aišku, labai skaudus ir žiaurus gan tie nužudimai iš fizinio skausmo pusės, tačiau kai buvo krucifiksė ar egzekutoriui, tai labai galėjai pajausti, o čia jie tokie ramūs gan. Nežinau, kaip kitaip apibūdinti. Iš tikrųjų, tik ties knygos vidurio aš supratau, kodėl knyga pavadinta yra Šešėlis naktyje. Ir šešėlis asocijuojasi su naktim, su tyla, su tokia ramuma, ar iš vis tokiu momentu, kad atrodo, kad garso iš vis nėra. Tai šioje knygoje tas labai stipriai jaučiasi. Tai va, nežinau, ką daugiau ir be pasakyti apie šią knygą, tikrai labai rekomenduoju jau, nors liko man dar truputėlis, tai šiandien aš kai pabaigsiu, manau, kad jau bus tikrai per vėlai kažką pasakoti, ar aš atpažinau, kas yra žudikas ar ne. Tai aš manau, kad paskutinę savo mintis aš pasidalinsiu su jumis pirmadienį. Šeštadienį ir sekmadienį nieko nefilmuosiu, pasiliksiu šias dienas savo, nes noriu tiesiog ir pailsėti, ir pasikonspektuoti paskaitų medžiagą šiek tiek. Tai bus gan tokios nuobodžios dienos, darbas prie kompiuterio, darbas su konspektais. Tai todėl nieko per šias 2 dienas ir nekelsiu. Tai susitiksim mes dar pirmadienį aptarti jau knygos pabaigą ir užbaigimą. Tai va, tiek. Ai, dar šiandien ryte aš filmavau kitą knygų video, tokią knygų apžvalgą. Ir man taip sunkiai sekėsi ją filmuoti, nes, kaip ir sakiau, čia remontai vyksta. Ir kažkas čia vyko, nežinau, gręžė labai stipriai, kalė ir važinėjo čia sunkvežimį ir žmonės labai stipriai rėkavo. Tai gan sunku man buvo šį video filmuoti ir vos ne kas sakinį, kas du reikdavo sustoti ir palaukti, kol nurims garsai, tai net nežinau, kaip man pavyko šį video nufilmuoti. Tikiuosi, kad
išeis iškarpyti visas tas triukšmo vietas ir jums nesigirdės. Tai va, tai prasidėjo mano ši diena, tuomet buvo intensyvus darbas ir dabar jau pagaliau bus poilsis. Taigi, labas rytas, pirmadienis, kaip ir sakiau, dar atlieksiu čia pasidalint savo įspūdžiais apie Šešėlis naktyje, pabaigiau ir galiu labai džiugiai pasakyti, kad atspėjau, kasgi yra nusikaltėlis šios knygos. Man buvo viena tokia labai maža smulkmena, kuri knygos eigoje skaitant užkabino ir aš kažkaip pagalvojau, kad čia gali būti kažkas ne taip, kažkas nenatūralaus ir tas žmogus turbūt yra kažkaip susijęs su nusikaltimu, o toliau, kai pradėjau iškiekti daugiau detalių apie žudiką, vėl aš vis sugrįždavau prie to žmogaus ir kai išsiaiškino, aš buvau tokia, aš žinojau, nes iš tikrųjų nei Krucifiksą pirmoji knygai Chris Carter, nei antroji knygai Egzekutoriai, aš visiškai negalėjau nuspėti, kas bus žudikas, tai labai buvo džiugu, kad čia galėjau, bet tai nebuvo taip aišku. Vis tiek buvo tokių dvejonių, kas man ir patiko tuo, nes jei, manau, būčiau išsiaiškinus pradžioj, kas yra žudikas ir 100% būčiau garantuota, tai būtų toliau nebuvę taip įdomu skaityti. Tai iš tikrųjų labai turėjau gerą laiką, jau supratau, kad Chris Carter tikrai yra vienas iš rašytojų, kurie yra man mieli širdžiai ir aš tikrai skaitysiu toliau jo knygų seriją. Labai džiugu, kad turiu jau įsigijus 3 kitas knygos dalis po šios, tai galėsiu jas toliau skaityti. Bet iš tikrųjų, jeigu palyginti 3 jau mano skaitytas šio autoriaus knygas, ką aš jau daug kartų dariau šiame videoje, tai iš tikrųjų galėčiau sakyti, kad asmeniškai man antroji dalis Egzekutorius buvo labiausiai įsimintina, įdomiausia ir tokia labiausiai įtampoje laikanti. Šita buvo tokia ramesnė, na, Krucifiksas, tai aišku, kaip pati pirmoji knyga, kaip pažintis su autoriumi, kuri buvo tokia nuostabi, tai iš tikrųjų visada įsimins. Tai ši knyga tikrai nėra prastesnė, tiesiog yra kitokia šiek tiek. Tai tiek norėjau pasidalinti, tikiuosi, kad smagiai praleidot savaitę kartu su manimi, tikiuosi, kad buvo įdomu. Jeigu skaitėte šią knygą, parašykit man į komentarus, kokia buvo jūsų nuomonė. Ir kaip visada, nepamirškit paspausti subscribe, jeigu to dar nepadarėt, prenumeruoti. Ir susitiksim kitam mano videoje. Ate!